Ethanas Huntas prašė dar kartelį juo patikėti, tai kas aš toks, kad to nepadaryčiau. Tai pakalbėkime apie neįmanomą misiją galutinį atpildą. 30 mečius trunkanti veiksmo franšizė galiausiai atėjo į pabaigą, bent jau taip deklaruoja šios neįmanomos misijos kūrėjai. Ir galiu pasakyti, kad finalas tikrai nebuvo nuvilintis. Bent jau man. Nes aš tikrai labai mėgstu neįmanomos misijos filmus, esu be galo didelis jų fanas ir praktiškai viskas šiame filme man tikrai labai patiko. Pirmiausia, aišku, tai kuo ir išsiskiria visa ši franšizė, tai yra tiesiog nesustabdomas veiksmas ir nutrūgalviški kaskadiniai triukai. Su kiekvienu nauju filmu Tomas Kruzas atrodo kelia kartelę vis aukščiau ir gauname vis įspūdingesnį vaizdą ir įspūdingesnius kaskadinius triukus. Ir šį kartą lėktuvo scena ir povandeninė laivo scena buvo fantastiški veiksmo elementai, kurių metu tiesiog sėdėjai užėmęs kvapą. Povandeninė laivo scena, kuri truko turbūt apie 20 minučių, neturėjo jokių dialogų ir tiesiog laikė įtampą nuo pradžios iki pabaigos. Na, o lėktuvo scenos buvo apskritai nurautos vien dėl to, kad matėm, jog Tomas Kruzas pats buvo ant to lėktuvo ir tikrai matėsi, kad vėjas pučia jam į veidą maždaug 350 km/h greičiu. Filme vis dar yra humoro, kuris palengvina visą įtemptą veiksmą, bet jo yra gerokai mažiau. Čia rizikos yra didesnės, čia emocijų yra gerokai daugiau ir pati atmosfera prilygsta, sakyčiau, trečiajam filmui, kuris buvo vienas rimčiausių neįmanomos misijų dalių. Na, o prie žadą atimančių veiksmo scenų prisideda ir fantastiškas garso takelis, kuris visą įtampą ir apskritai jausmą pakilėja dar aukščiau. Ir buvo labai akivaizdu, kad filmo kūrėjai bandė priminti arba įtraukti tuos žiūrovus, kurie nėra matę ankstesnių dalių, ir ta ekspozicija, kuri visą filmo laiką papildė dar bent pusvalandžių, man asmeniškai netrukdė, bet aš galiu sutikti, kad kai kuriems filmas dėl to galėjo prasitęsti, ypatingai pirmojoje filmo pusėje. Galiausiai turbūt reiktų pasakyti, kad visi fantastiniai elementai ir logikos trūkumai greičiausiai negalioja šiai franšizei ir aš suprantu, kad tie, kurie ieško, tikrai ras prie ko prisikabinti, bet asmeniškai man tai yra puikia visos šios 30 mečius trunkančios istorijos pabaiga, o prie viso to prisidėjo ir tikrai puikus aktorių kolektyvas. Tai jeigu jūs matėt neįmanomą misiją galutinis atpildas, parašykite komentaruose, ką jūs manote apie šį filmą ir nepamirškit manęs pafollowinti.